Nežinau, buvo gera kova iš tikrųjų. Ir kažkaip mes labai tokį turėjom gerą planą, žinom, treneriai buvo parengę. Pasiteisino mūsų tą gynybą. Ir mes viską keitėmės, ypač gale. Kažkaip jie, nežinau, nelabai išnaudojo savo didelį žmonės. Nežinau, buvo gera kova, šį kartą mums pasisekė. Oscar. Taip. Kada tai sušaukti? Labas vakaras. Pirmiausia, noriu pasveikinti Šiaulių vyrus, visus, kurie buvo aikštelėje, už tokią kovą, kur tikrai mes šiemet žaidėm daug sunkių rungtynių, daug pralaimėta yra pratęsimų, daug pralaimėta rungtynių gale. Bet šiandien tos rungtynės, kur tikrai kažkokį tai gavom tą skonį gerą, tos emocijų užtaisą, kuris buvo, kaip sakau, visos komandos nuopelnas. Ir aišku, gaila, suprantam Neptūno situaciją, bet mes tikrai norim šiandien pasidžiaugti savo žaidimu ir dabar turim čia tą naktelę, kad bandyt atlaidinti kai kurios žaidėjus traumuotųsi ir tos, kurie daugiau žaidė. Treneriai, kokios legionierių galimybės pasirodė pusfinalį? Manau, kad abiejų žmonių manau, kad neturėsim. Vėlgi dabar važiuosim į ligoninę, darysim tyrimus, bet prognozės nėra geros abiem. Modestas Kumpys taip pat nežaidė šiandien, nežais rytoj. Nebent kažkokie tai stebuklas būtų ir nuramintų, nes pirminė prognozė tai nėra geros nei vienam. Dabar tik tai tikimės iš daktarų pagalbos, o kiek turėsim, tiek žaisim, čia nelabai kam įdomu iš tikrųjų, kiek tų žmonių turėsi, visi nori laimėti, bet šiandien visi, kas žaidė, sakau, gavo progą ir tikrai šaunuoliai, labai sveikinu savo vyrus ir nuo to bandysim tęsti kovas toliau.